Sveiki, čia su jumis Prefix ir šiandien jums trumpai apžvelgsiu Movavi Clips programėlę skirtą Android ir Apple įrenginiams. Tai appsas, kurio pagalba galėsite lengvai ir paprastai redaguoti vaizdo įrašus savo telefone. Programėlės valdymas labai paprastas. Visos funkcijos išdėstytos pagrindinėme ekrane, tad knaisiotis po įvairius nustatymus ieškant tam tikrus funkcijos tikrai nereiks. Man labiausiai patiko karpimo funkcija, su kuria galima ypač lengvai ir patogiai pašalinti netinkamus kadrus. Bet tuo ši programėlė tikrai neapsiriboja. Jūs taip pat galite keisti vaizdo įrašų garsumą, šviesumą, kraštinių santykį, pridėti savo norimą tekstą, sulėtinti, pagreitinti, pasukti, keisti eiliškumą, uždėti savo norimą muzikos takelį ir taip toliau. Nors ir programėlėje nėra jokių įkyrių reklamų, kas smagu matyti nemokamam appse, bet norint nusiimti Movavi vandens ženklą nuo vaizdo įrašų ir gauti visus lipdukų paketus nemokamai, jūsų paprašys susimokėti €99 mėnesiui, €4,99 metams arba €14,99 visam laikui, kas priklausomai nuo jūsų biudžeto gali būti daug arba mažai. Mano asmeninė nuomonė tai puikus įrankis tiems, kurie nori greitai savo telefone pasiredaguoti nufilmuotus vaizdo įrašus ir pasidalinti jais įvairiuose socialiniuose tinkluose, neįtraukiant į darbo kompiuterio. Taigi ačiū, jog žiūrėjot, su jumis buvo Prefix ir jei patiko ši trumpa apžvalgėlė, nepamirškite paspausti laikus, smurkti kanalo ir iki greito. See ya!